Namaste. Mano širdis sveikina jūsų širdis. Čia podcast erdvė su meilė Milana. Šiandien ypatingas svečias Ala Tamulienė ir labai ypatinga tema – pavydas. Pastebėsite, kad remiuosi asmeninė patirtimi, todėl pokalbis šiek tiek nepatogus ir tuo pačiu labai lengvas ir labai tikras. Malonaus klausimo. Ir jie žino, kas jie. Jie semiasi išminti iš žemės ir stiepiasi į dangų. Auga. Ala, dabar žiūrėk, aš tave informuoju, kad šitas video jau paleistas, o šito rekordingo aš nepaspaudus. Taip kad mūsų podcastas prasideda nuo jie auga, liepas ir ąžuolai po vieną. Apie ką mes čia kalbam? Apie pavydą 1, 2, 3. Ja, iš tiesų tai, vat, tokia pasirodo tema, mums reikėjo ją išsukti, išgvildenti, žinai, kad mes kalbam apie tai. O iš tiesų kalbėjom apie pavydą, arba apie fenomeną, kurį galima vadinti pavydu, o galima dar kitaip įvardinti, kai tu turi kažką, kuo tu, žinai, žaviesi, žavėjimasis, tai yra labai kilnus pojūtis. Tu, sakai, tu žaviesi, bet kai tu pavydi arba tu nori pasiimti ir pavogti kito žmogaus gyvenimą, būdą, išvaizdą, šeimą, aš nežinau, veiklą, kūrinius, tai va toksai vizualizuotas pavydas, arba kitaip tariant, kopijavimas. Žinai, va, kopijavimas, kopijų tiražavimas. Ir aš manau, kad turbūt nėra nei vieno, kuris gyvas ir žmogaus kūne, kuris kada nors kažkokiam tai gyvenimo etape nebūtų to patyręs. Ir mes kalbam apie tai, nes tai yra labai aktualu. Ir turbūt abipusiai, žinai, ir kiekvienam žmogui teko patirti pavydą kito žmogaus atžvilgiu ir teko justi, kai jam yra pavydima. Ir toksai labai visi supranta šitą jausmą ir yra labai tas toksai ribų žaidimas, kiek čia yra normalu, o įkvėpimas tai kuom jisai skiriasi nuo pavydo, žinai, tas vat. Ir kaip žmonės vat. Taip, kada tu įkvėpi, supranti, tu žaviesi kitų žmogum, tu matai grožį ir tu įkvėpi kito žmogaus skleidžiamą vibraciją. Ir jinai pažadina tavąją, žinai, įkvėpimas. Įkvėpimas apie tai, kad kai aš matau, kad kitam pavyko. Ir kai aš matau tame pavyko grožį, jeigu aš sugebu pasakyti tą, kaip aš tavimi žaviuosi, kaip man gražu, kad tu sukūrei, kaip man gera tame būti, ar tai jausti, ar tai regėti, ar tai liūdėti, ar, aš nežinau, prie to prisiliest. Tavyje, jog mes turim sielą, mes ne tik tai kūnas, kuris valgo, geria, mylisi ir kakoja. Mes turim sielą. Ir va ta siela daugumoje atveju miega, nes jinai žmogutis darbutis. ir kada tu matai kažką tokio, kas tave pakylėja, supranti? Kažką tokio, kas tave sustabdo ir tu sakai, arba ir va tu įsikvėpi kitų žmogų. Ir va čia yra labai toks, vėlgi, tu įsikvėpi ir ką daryti toliau. Ir žmonės, kurie, tiesiog suvokia savo arba patvirtina savo nepilnavertiškumą, ką jie daro, jie realiai širdyje netiki, kad jie turi va tą dieviškumą savyje, žinai, kūrėjo dvasią. Ir jie įsivaizduoja, kad jie gali tik tai tiražuot, tai ką pamatė. Žinai, padaryti kopijas, daug kopijų. Bet jie neleidžia net minties, kad jie gali būti originalai. Ir va čia yra egzaminas, kuris realiai arba
užkerta kelią į tolimesnę sielos evoliuciją per kūną, per kūrybą, per naujų kelių atradimą, per tą naujumą visą. Arba kaip tik atveria kelius ir duoda tokį pagreitį. Supranti? Ir žmogus, kuris netiki savimi, kurio viduje, nesvarbu, žinai, pagrindė tie, kurie netiki savimi, jie labai labai garsiai apie save rėkia. Ir kuo puikiausiai, jie puikuojasi, jie bando įtikinti kitus, kadangi netiki patys. Ir ką jie daro, kai jie mato savo tos iš pradžių kumyrus, jos iš pradžių sudėvina, supranti? Paskui nukryžiuoja. Prieš tai išduoda. Taip, ir čia tie visi kerštai prasideda. Ir kada jau numiršta tas, kurį jie sudėvino, išdavė ir nukryžiavo, tada jie skelbėsi jų sekėjais, pasekėjais ir kalba jų žodžiais. Ir iškreipia, realiai iškreipia mintį ir idėją. Ir jinai tampa palaidota, jinai negyva. Ir mes matom tokių pavyzdžių labai labai daug. Lineages. Ir po to nueina ir po to, žiūrėk, jis interpretuoja filosofijas ir panašiai. Kiek yra lineages, ne? Kaip tantra, kokia jinai tantra buvo ir kas patapo seksualiniam visokiom apeigom ir panašiai, kur ten pradžia yra netokia. Ir interpretacija. Visame kame interpretacija. Ir jie tada sukuria hierarchiją ir sukuria savo strategijas ir griežtas taisyklės. Ir muštra, būtinai muštras būtinai turi būti. Ir supranti, kaip aš matau, čia mano toksai yra, aš jį vardinu skurdo sindromu. Skurdo sindromu sergantys žmonės, ką jie daro, jie suvokia, bet jų viduje, mintise, jausmuose, visame kame yra skurdas. Skurdas, aš nieko neturiu. O kai aš nieko neturiu, man nėra iš ko kurt. Ir aš nieko negaliu sukurt. Vadinasi, aš galiu pavogt. Supranti? Nesvarbu, kaip mes, mes žmonės vagia. Nebūtinai nueiti ir išdaužt mašinos langą ir išlupti ką nors iš tos mašinos. Aš tai vadinu, šitą žodį vartoju drąsiai. Taip. Tai yra vogti. Vogti. Tai kai tavo kūrinys yra, pavyzdžiui, vagiamas, ar ne, nuplagijuojamas visiškai iki akivaizdžių detalių ir panašiai, tai yra vagimas. Tai kai nenusirašiau. Netgi be akivaizdžių detalių, vagystė yra tokia kartais subtili, kaip pavadinama. Aš matai savo pavyzdį. Kitų žodžių, kitų pavadinimų. Ir paskui atsistojama drąsiai ir sakoma, tai sukūriau aš. Ir pavadinau aš. Ir šaltinis aš, ir esmė aš. Bet žinai, kaip yra su tom vagystėm. Visa tai, kas gali būti išreikšta per formą, o žodis irgi forma, o judesys irgi forma, ir mintis užrašyta, ir kažkaip įrašyta, ji irgi yra forma. Vadinasi, tai yra materialaus pasaulio reiškinys. Ir materijos pasaulyje egzistuoja labai galingas įstatymas, vadinasi, jisai balanso įstatymas. Ir jis turi tokią vienareikšmišką skaidrę poziciją vagystės atžvilgiu. Viskas, ką pavogi, turi kainą. Kadangi vagiama tai, kas kūrėjui sukūrusiam tai, ką vagis pavogė, yra vertybė. Turi vertę. Vertybė. Vadinasi, vagis paėmė kažką brangaus, pavogė kažką brangaus iš kito žmogaus. Materijos balanso dėsnis, jis tam ir yra balanso, kad atsverta. Vadinasi, vagis, to nesuvokiant, net ir, žinai, kaip, užpudruojant, pervadinant ir taip toliau, labai subtilių vagysčių yra. Tikrai taip.
kokia yra pasiekmė ir jos išvengti nėra įmanoma. Jis turi įsivertinti, o kas jam yra brangu. Išties brangu. Ne tai, kai jis deklaruoja ir sako. Žinai, daugelis sako, man labai brangu, tai ką pasaulyje. Bet čia yra, tik tai žodžiai. Bet kas iš tiesų jam brangu? Galbūt santykiai, arba jų perspektyva, o galbūt gerbūvis, kuris ateina per materijos pasaulį, vėlgi per pinigus. O galbūt sveikata, kas taipogi yra materijos pasaulio išraiška, arba, kam tau gerbūvis ir kam tau santykiai, jeigu tu ten guli palėgęs kur nors, žinai, prieš mirtiniai būsenai. Tai vat, balanso dėsnis jis veikia taip. Ne tai, kad aš pavogiau 10 eurų, ar ne? Ir iš manęs pavogs 10 eurų. Ne. Tai, ką pavogiau aš, bus iš manęs atimta kar 10, bet įvertinant tai, kas brangu man. Supranti? Ir kitaip nebūna. Ir kitaip niekad nebūna. Ir daugelis sako, tai palauk, tai pasižiūrėk, tų visų žulikų vagių ir taip toliau. Pažiūrėk, jie laimingi. Kokie namai, laimingi ir numirė. Laimingi. Jokių būdų ne, kadangi didžiausias greičiausiai jiems pėdsakas žemėj buvo jų vaikai. Arba anūkai, arba tai, ką jie mylėjo. Ir va taip gimsta ta, žinai, kas moka. Kas moka, kas moka. Nesumokėjo vaikais. Ir atgulė jisai ten savo, aš nežinau, rūmuose. Ir suvokia, kad nieko jau padaryti negali. O jo dukra, sūnus, anūkas gyvena klaikiai nelaimingą gyvenimą. Ir jų laimės nei už pinigus, nei už tai, ką pavogiai ir pridauginai, nenupirksi, supranti? Tai va taip. Ir gimsta vagystė, žinai, kada vagiama, Milana? Vagiama tuomet, kai viduje žmogus supranta, kad jis neturi. Jam negana. Tai... Ne, kada jis neturi. Ne, jis neturi. Bet tu man jis tik mano, ar jis iš tikrųjų neturi? Jis iš tikrųjų neturi. Okay. Jis iš tikrųjų neturi, nes jis viduje tuščias, tai yra forma, bet jinai neturi turinio. Kas yra turinys? Turinys ir yra ta kūrėjo energija, supranti, kuri yra pažadinta. Bet ją galima užsmaukti, o ją galima išpuoselėti ir išugdyti. Ir mūsų nėra nei vieno vienodo žmogus, nei vieno, nei kur rainelė vienoda, nei pirštų antspaudas, ko dar, DNR nei vienodo nėra. Mūsų nėra vienodų. Ir vat mūsų tas turinys, tai ką mes vadinam siela, arba dvasios vibracija, jos yra skirtingos, tame visas grožis pasaulio. Nes mūsų įvairumas, jis sudaro tą dieviškąją vaivorykštę, kurį, nežinau, milijardus spalvų. Ir ką reiškia, kai aš noriu būti tavim, vadinasi, aš įsižadu būti savim, nes aš nežinau, kas aš. Vadinasi, mano valia pasakau savo, aš esu niekas. Mano viduje tuščia. Aš esu niekas. Ir tada, bet čia vėlgi, žinai, yra visoje visatoje egzistuoja laisvos valios principas. Ir jeigu aš tame sakau, aš noriu būti kaip tu, vadinasi, aš įsižadu galimybę būti savim. Vadinasi, save tikrąją aš nužudau viduje. Aš tik bandau įsivaizduoti, kiek norinčių būti alomis. Žinai, iš kur ištraukti tokią alos gali? Jis viską žino, viską moka. Tas filinė, kai kitas, kai tu matai, kas tau iš tikrųjų imponuoja, ką tu matai, ar ne? Ir kaip, ką aš noriu pasakyti, Ala, kad iš žemiškosios pusės žiūrint, savo pripažinti kaip kūrėjo pradą, tai nėra man asmeniškai, jeigu be tavęs, dar prieš tai dirbė jogos ir taip toliau, visko to kompleksiško, tai nebuvo taip, kad šas, žinai, ir pasidarė. Tik tais, pavyzdžiui, mano atveju aš buvau tokia labai įsirientavusi savo reikalus, visą gyvenimą, visą kitą, bet toli gražu nuo kūrėjo ir niekada neimdavau iš kitų. Taip gavos kažkaip ta dinamika, kad iš manęs tarsi vis kažkas kažko vis panori, žinai, ir aš nesuprantu, aš tokia vis dirbdavau, žinai, dirbdavau. O žmonės mato tik tas sėkmės akimirkos, kurias nori, būtent va šitos dalies, žinai, ir nori. Bet tai aš, pavyzdžiui, man tas
aišku, jisai reikšdavosi pavydas visai kaip, bet maniškis, pavyzdžiui, aš tikiu, kad buvo nekenkiantis kitam žmogui, ahimza jogoje, tai yra non-violence, nekenkimas kitiem. Ir kai žmogus dar nėra toje stadijoje, kada jisai ir pripažįsta, ir mato, ir kultivuoja savo va, tą kūrybą prigimtinę, ar ne, va, ką tu kalbi. Ir jeigu jisai ir nenori kenkti pavydėdamas, bet jisai natūralu, kad pavydė, nes jisai dar nemoka kitaip, žinai. Bet jisai, tarkim, nekenkia, ne, tokia, biški pavydžiu, bet biški save pajėdu, žinai, bet nekenkiu. Šitą fazę. Kas čia per dimensiją? Milanuk, aš to ką noriu pasakyti, pavydas jis iš vis niekam nekenkia. Kas yra pavydas? Mes gimstam ir su prigimtim mes gaunam dozę sėkmės energijos. Sėkmės, iš kurios tu gali čia kurti šitam pasaulį. Kai aš suvokiu, kad aš esu niekas, nei rankyčių, nei kojyčių, nei galvelės, nei smegenėlių. Supranti? Tarsi, aš nenoriu būti savim, aš noriu būti tavim. Supranti? O pasaulyje nereikia 2 Milanų, 2 alų. Nereikia. Kas čia per nesąmonė? Tik čia ne parduotuvė. Ar ne? Ir niekas serijinio štampavimo nevykdo. Pasaulyje reikia 1 Milanos. Va tokios. Visas kopijas, tas pasaulis, jisai, taip žinai, nuo šachmatų lentos pašalina. Nu, kopijos, ta prasme, ką daro kopijos? Kopijos maitina tikrai Milaną. Ir kada žmonės pavydė, jie turi šitą suvokti. Pavydo faktas sako, aš negaliu. Ir kadangi aš negaliu, aš nepūdysiu tos fantastiškos kūrėjo energijos. Ir nesvarbu, aš tai suvokiu ar nesuvokiu, daugumoje pavyduoliai šito nesuvokia, bet jie investuoja be investitoriaus matymo, supranti? Tiesiog atiduoda savo norus, savo valia, atiduoda savo sėkmės dalį tam, kuriam pavydi. Ir tas, kuriam pavydi, vėlgi jis gali elgtis dviejopai. Mus mokino, kad negalima, Milana, negalima, kad tau pavydėtų, tu padaryk viską, kad nepavydėtų. Ir mes ką sakom, oi, nepavydėk man ta suknelė kokia sena, oi, nepavydėk man, aš tik tai taip, žinai, makijažas, iš tikrųjų aš taip neatrodo, oi, mano, žinokit, toks sudėtingas gyvenimas ir tai, ką jūs matot, nėra kam pavydėti, bet aš, žinot, kaip dantim iškandau iš pasaulio. Ir tada, kas gaunasi, mes futboliniam, žinai, va, tą investiciją tau siunčia dozę sėkmės, tu sakai, ne, pasimkit. O jie vėl tau siunčia, o tu vėl. Ir, ta prasme, jinai, va, tai, va, beblaškant ją, jinai kažkur išsitaško ir paskui abudu už tai sumoka. O aš dabar norėčiau paklausti tavęs, Milano, tau yra dėl ko pavydėti? Man yra dėl ko pavydėti. Aš sutinku, kad tau yra dėl ko pavydėti. Už tai tie, kurie pavydė Milaną, taip, priimk tą pavydą ir pasakyt ačiū. Labai labai dėkoju už jūsų investiciją į mane. Net jeigu jūs to nesuvokiant, aš priimu ir su tuo, ką nesugeba tai darbinti jūs, jeigu jūs neturit turinio, kuriame jūs galėtumėt pasėti tas sėkmės sėklas, ir jas kultivuoti, ir jas subrandinti, ir surinkti vaisius, ir tos vaisius kažkaip investuoti į žmonijos evoliuciją, tarnystėje aukščiausiai prasmei, aš paimsiu su didžiuliu džiaugsmu ir dėkingumu. O galbūt kitam gyvenime jums pavyks. Gal subręsit, gal, supranti? Ir va čia apie tai. Man dar yra apie tai, kad, žinai, va, taip sakai, ar tau yra ko pavydėti, ir mes žinome, apie ką mes kalbame, žinai. Yra. Ir čia to pačiu yra tikrai ne apie tai, kad, žiūrėk, aš tau labutynus parodysiu, koks aš turiu, žinai. Jokių būdų. Čia yra apie tai, kad mano, pavyzdžiui, asmeniniu atveju, žinai, visą laiką tas bėgutis būdavo. Tiesiog kažką tai padarai, gauni tą prizą ir tada what's next. Ir aš niekada, žinai, nemokėjau sustoti, įvertinti, kad, oh my god, žinai, aš savaitę prabuvau taip ir va čia yra kažkoks rezultatas ir tas
į save nektarinti to potyriu, kad I did it, žinai, kad wow, aš padariau, aš naują gėlę nupirkau namam arba dar kažką. Tai. Ir aš neturėdavau šitų pauzių. Ir kas mane išmokino, be to, kad faktas situacijos, kurios va taip pavydi, net su visokiais net veiksmais destruktyviais ir taip toliau jau su tom fiziniam priemonėm vadinamam ir supranti ir tos situacijos, kurios iš tikrųjų mane nekartą knockdownino tam tikrais etapais, žinai, kol aš išmokau švęsti savo, žinai, švęsti dar man per drąsu, dar net tas etapas švęsti, išmokinuosi, bet pripažinti savo sėkmę ir sakyti taip, aš pripažįstu, man tikrai verta pavydėti, žinai, ir čia yra tas kitas feelingas ir tas, nu taip, mano gyvenimas yra sukurtas, taip, tai nereiškia, kad buvo kažkaip įvairiai eita tuo keliu. Bet tai yra nuostabus gyvenimas, kurį aš susikūriau. Ir aš tikrai yra dėl žinai, ko. vat, didžiausias turbūt iššūkis yra pasakyti, žinai, savo, nereikiant ten kažkaip nuo Gedimino kalno, žinai, kad visa Lietuva išgirstų, bet savo, aš tai sukūriau. Taip, aš tai sukūriau. Ir aš to didžiuojas. Tikrai. Nes puikuotis ir didžiuotis yra du skirtingi dalykai iš principo. Puikuotis sukelti pavydą kitame. O didžiuotis, pripažinti tai, ką sukūrei tu. Ir tuomet, kai tu didžiuojas, tavo kūriniai pradeda gyventi savo gyvenimą. Ir va tą runą tingu atsimeni. Taip, tingu. Aš kai esu nebuvau. Sakau, kas darosi, negaliu išlipti, sakau, iš visiškai tokios pandos gyvenimo būdo, ten viskas ocean view, hot tubs, retritėlis, sakyta, sako, Milana. Taigi čia sako, rūna, tingu, tu tingi ir geriesi, kiek daug tu nuėjai, bet dabar tu esi toj pauzėj, tam malonume, marinate tam, žinai. Taip, suprantas, tingu ne apie tinginystę, nu kaip daugybė dalykų, žinai, va, lietuvių kalboj. Kelk užpakalį, čia tas tinginys. Supranti, kaip labai iškreipta. Tingu ne apie tai, kad tingiu ir nieko neveikiu, bet tarp, kai tu gauni įkvėpimą, iš jo tu kuri, paskui tu pabaigiant kūrybą, nes viskas turi pradžią ir pabaigą, tu iškvėpi ir iki sekančio įkvėpimo, jeigu tu neatliksi va tą kokybę tingų, kai tu atsisėsi ir kaip tas rūpintojėlis, bet ne dėl to, kad rūpi, ta prasme, nu, tą sunkiai prasme, žinai, o Dieve, ką man su to daryti, o su to, kad aš dėkoju žemę tau, aš dėkoju dangau tau, aš dėkoju savo visai esybei, savo turiniui, viskam, kas man ir visiems, kas mane sukūrė už tai, kad aš gavau galimybę sukurti, atvesti dvasią į formą, užpildyti turinių formą. Ir dabar aš mėgaujuosi to. Aš sakau tam, kad ką aš sukūriau, aš jumis didžiuojuos, mano kūriniai. O jeigu aš jais gėdysios, žinai, va tas, oi, tai čia, nu tai ką jau čia aš padariau, tai, nu, truputuką čia va tą jogos mokytojų kursus, va, ai, čia kažkoks retritukas, žinai, nu taip, bet tai, tu supranti, tai yra didžiulė nepagarbos dozė tavo kūriniams ir tai kūrybinė energija, kuri eina per tave, už tai tu negausi sekančio įkvėpimo, pakankamai įkvėpimo. Nes nėra tame, tavo veiksmų pabaigoj nėra dėkingumo ir nėra pagarbos savo viskam ir tam, kas jau ne tu, ką tu paleidai gyvenimą, kaip vaikus. Taip. Kada nors matei mamą, kuris sakytų, ai, tai tas mano vaikas, tai čia gal nieko gero, aš nežinau, nu kaip įvertinsi, taip ir bus. Ne. Bet šitą dalį reikia pafylinti, jūs papauzuokit ir pafylinkit. Nes vat kūrybai yra tas vaikas. Nu kokia mama sako, ai, nu jo, biškelį toksai pusėtinas gavosi vaikas. Ar ne? Nežinau, kaip įvertinsi taip, bet aš nežinau, kaip jūs manot, ar sukišti jį atgal? Supranti? Nu, supranti, jeigu tai pasakytų ir kažkas ten paprieštarautų, žinai, žmonės visi turi savo nuomonę, mes visi kritikai. Mes visi, žinai, vadovaujam klubui, kaip turėtų būti. Tai va, o jeigu kas sakytų, arba ten dūs pasakytų, žinok, nu tikrai tu teisi, tikrai vaikas pusėtinas, taigi turėtų susikišti atgal, taigi nenori už tai jos ir
kad ir koks tas vaikas būtų, jį nuranda, kad fantastiškas vaikas, mano kūrinys gyvas. Ir jis eina toliau gyventi. Lygiai taip pat bet koks kūrinys, kurį tu sukūrei iš tos kūrybinės energijos. Bet jeigu supranti, kad kai tu sukūri, tada jis eina, gyvena savo gyvenimą, užkuria visus ir jis tarnystėje tai žmonijos evoliucijos prasmei. Pereinant iš vargo pasaulio, žinai, kaip mes varge iš gyvenimo į klestėjimą. Supranti? Mes tik kalbam apie klestėjimą, bet jau laikas atėjo, jau reikia klestėti, už tai mums reikėtų. Laikas atėjo, reikia klestėti. Taip, reikia klestėti, žinai, kaip pavasarį reikia žydėti, tai va dabar mes esam tokiam laikė, kuriam reikia klestėti, o mes vis dar vargstam. Ir supranti, bet klestėti galima tik tada, kada tu kuri. O jeigu tu vagi, viską, ką pavogiai, ir apsimeti, kad pagimdėjai, netikra, simuliacija. Visa tai netikra. Jo, gimdėjai, kaip čia apsimesti, kad esi gimdžiusi vaiką. Pavogiai svetimą vaiką ir sakai, kad tu pagimdėjai. Supranti, čia panašiai. Kada, supranti, kaip yra. Kūrinys, mesgi jį kūrėm ne dėl savęs. Mes kūrėm kūrinį dėl kitų žmonių, va tos evoliucijos. Už tai mes taip surėdyti, kad kiekvienas kūrė savo kūrinį ir kiekvieno kūrinys tarnauja kito kūriniui. Ir eina maina, žinai, va tokia maina, tinklas, kūrėjų tinklas. Tai va, kūrinio esmės turi būti gyvas. Pavogtas kūrinys nebūna gyvas, jis yra simuliacija. O tu valgysi sintetinę kokią nors ten plastikinę dešrą arba supjaustysi plastikinį, butaforinį ten apelsiną arba citriną ir įdėsi savo į arbatą? Ne. Supranti? Ir va, kaip yra, žinai, kaip žmonės dabar, man reikia dalintis. Pavogiau iš tavęs visą tavo projektą. Ir einu ir ne va tai, žinai, su gerais ketinimais, aš juo dalinuosi su pasauliu. Tai mes turim suvokti, kad kuo aš galiu dalintis, tik tai tuo, kas yra mano. Aš negaliu dalintis svetimais pinigais. Aš negaliu. Po to neveikia, neaplanko sėkmė. Ne. Antisėkmė aplanko. Konfiskacijos ateina, supranti, bet per tai, kas tau brangiausia. Ir žmonės sako, tai kodėl taip yra, taigi aš, tokie geri ketinimai. Va čia ir yra labai, žinai, va ta atvirumas su savim. Ar tikrai tai tavo? Tu gali dalintis tik tai tuo, kad tu pagimdėjai. Kas tavo? Jeigu pavogiai, nukopijavai, pridėjai savų ten, žinai, kaip galima, va su to intelektualinę nusavybę. Milanos joga, galima pavadinti joga iš Milano. Kažkas panašu. Aš čia taip kuriu dabar, žinai. Ne, tai tos pačius sparnus uždėt, bet tai kitą pusę. Plius minus, šalia tavęs atsidaryti savo studiją, užsiauginti tavo plaukus, turėti savo mindaugą. Tiesiog, kas tada įvyksta, tai, ką neva tai kūrė, iš tikrųjų štampuoja, gamina, tas gaminys jis neveikia, jis brokuotas. Žinai, yra kiniškų daug dalykų, daug labai. Ten jie labai gražiai atrodo, bet jie neveikia. Tai buvo pirma dalis su Ala. Antra po 2 savaičių. Tobulas laikas išjusti kokybės turinį. Kitą savaitę epizode girdėsite. Pinigų kilmė yra labai svarbi. Pinigai nesmirda, pinigai yra dieviška substancija. Bet kilmės įkrova yra labai svarbu. Tai, ką tu darysi su to, labai svarbu. Ir galima ją pakeisti ir transformuoti. Be abejo, galima. Bet tam pakeitimui ir transformacijai tu turi būti kūrėjas.